TC gamintojo parduotuvėje, ieškodama tokios įrangos, kuri kažkaip tai dailiai susikomponuotų mano kukliame vonios kambarėlyje. Pradėkime nuo karališko sosto paieškų. Regimantai, pradėkim gal nuo to. Aš dabar planuoju gyventi medinuke, mediniam mažame namuke. Ten vietos iš tiesų taip saikingai, visur. Ir vonios kambarėje lygiai taip pat. Ar aš galiu tokiame name įsidiegti sieninį klozetą, pavyzdžiui, unitazą? Ar yra tokia galimybė? Aš sakyčiau, po to, kai jūs pasakėt, kad tos vietos nėra per daug, tai iš esmės vietos taupimo tikslais tai tik tokia galimybė ir yra. Nes pakabinami unitazai su integruotais moduliais, tai yra bakeliais, ar ne, jie užima mažiau vietos negu tradiciniai pastatomi. Nes čia man jau ir atrodo, už mūsų, kad nugaros čia kažkas panašaus į tai ir yra greičiausiai. Jo, čia kaip tik šičia tai ir yra tas labiausiai vietą taupantis, tas pats siauriausias sprendimas, tai yra tais atvejais, kai negalim pastatyti standartinio, sakykime, pas mus sienos storis neleidžia, netelpam, tai naudojam štai tokį, kurio visas storis šito gaminio yra 8 cm tik tai. Tai reiškia, mums užtenka 8 cm sienos pločio tam, kad paslėpti potinkinį rėmą bakelį. Gaminys, kurį jūs pasirinksit, jisai turi būti patikimas, ar ne? Su garantijom, su ilgo tarnavimo laiku ir pageidautina dar su draudimu papildomu. Nes maža kas, ar ne? Draudimas visada, reiškia, yra gerai. Tai jūs jau iškart su draudimu tą sistemą, galima sakyti, parduodate. Jo. Prašau, Mūsų produktams yra civilinės atsakomybės draudimas, polisas, su labai gudriai pavadinta retroaktyvia data, tai reiškia 10 metų galiojantis draudimas nuo sumontavimo ir draudimo maksimali suma 500 000 eurų, taip kad tikiuosi jūsų namukui užteks. Mano namuko vertė 30 000 eurų, taip turėtų pakakti. Turėtų pakakti. Gaminys tai gaminiu, bet ir montavimas, ar ne? Pats montavimas irgi turi būti pakankamai kokybiškas. Kaip padaryti, kad įmanomai apsaugoti? Mūsų potinkinių rėmų komplektuose yra labai paprasti tokios aklės, kuris yra komplekte, ar ne? Ir kaip taisyklė šitas aklės montuotojai išėmė aklę, jie taip įsivaizduoja, kad tą aklę reikia montuoti, nu va taip, ar ne? Nu taip kažkaip tai atrodo logiškiausia jiems. Iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų mes sakom, kad aklės reikia montuoti štai taip. Ir po to, prieš montuojant patį prietaisą, aklę neišimti ir išmesti. O aklę nupjauti lygiai su siena, bet čia jau yra imituojam, kad jau galutinis paviršius, ten, sakykime, gali būti plytelės, gali būti tinkuotas, dažytas paviršius, plokštė kažkokia, tai bet kas, bet galutinis paviršius. Tai vat šitą aklę mes sakom, kad reikia nupjauti lygiai su paviršium. Ir ta dalis, kuri jos lieka, kaip tik užtikrina, kad jeigu toj vietoj įvyko montavimo metu nesandarumas kažkoks tai, kurį čia pat meistras iš karto pamatys, nes jisai bandys, ar gerai jam pavyko sumontuoti unitazą, jisai paleis vandenį ir tas vanduo bėgs. Tai va taip pastačius aklę ir taip nupjovus, tai visas tas vanduo bus mums ant grindų ir nelašo sienoje. O siena pas jūs medinė. Taip. Jeigu taip nepadarysim, tas vanduo atsiras ten viduj ir viduj sienoje iš to medžio jis labai greitai neišdžius. Nu, dar nepradėjus gyventi, man jau problemų jau prisidarys. Užgims kažkokios grybų kolonijos, pelėsių kolonijos, reiškia, ir jūs to net neįmatysit, nei žinosit. Kažkokie smulkus tokie gudrumai, kurie padeda išvengti problemų dažniausiai vartotojui. Tai yra jums. Aplamai apie bakelius. Mes kaip gamintojas turim daugiau nei 50 variantų skirtingų. O kodėl tiek daug? Tai vat visiems gyvenimo atvejams. Pavyzdžiui, čia yra rėmas dušo maišytuvui. Nes, tarkim, medinis karkasas pas jūs ar ne ir norėsite dušo maišytuvą. Tai vat klausimas, kaip tą dušo maišytuvą įtvirtinti, kai mes turim vieną medinį balkį, kitą medinį balkį, tarp jų nieko nėra. Kaip aš dažnai sakau, jūs tik tai sugalvokit, o kaip mes pasakysim. Super, labai gerai, dėl to, kad kai kurie, dabar aš pastebiu tendenciją, kad norisi tą taupyti vietą, bet tuo pačiu ir stilingai kažkaip, kad atrodytų visas tas vaizdas, nes nesinori apsikrauti tokiais išoriniais kažkokiais tai ten... Jo, ir dar vienas dalykas, kad žinant techninės galimybės,
mes galim sugalvoti pozicionavimą vonios kambarį prietaisų kitaip, negu mums atrodo, kas duoda daug daugiau erdvės galutiniam sprendime. O kaip aš galėčiau, pagal ką įsirinkti tą unitazą galiausiai? Ar įmanomas, tikrai labai taupantis vietą variantas? Tikrai taip. Ir turiu pabrėžti, kad ant TC patinkinių rėmų tinka bet kokio gamintojo, praktiškai bet kokie unitazai. O šnekant apie vietos taupimą, mes turim vieną tokį gaminį. Vietoj to, kad montuoti ten atskirai unitazą, atskirai bidė, tai yra 2 prietaisus, kurie užima atitinkamą kiekį erdvės, tai mes turim savo tokį gaminį, tai yra unitazą, į kurį yra integruota bidė funkcija. Ir šitas sprendimas gimė būtent dėl to, kad tikslas buvo sukurti gaminį, kuris nebūtų perkrautas inžinerija, kad būtų paprastas, kad būtų intuityviai naudojamas ir kad savyje apimtų tas 2 funkcijas - unitazų ir bidė. Ir tokiu būdu gimė gaminys, kuris jums už nugaros, tai yra TC1 unitazas su bidė funkcija. Šitas gaminys neturi savyje jokios elektros, jame nėra jokio vandens pašildymo, jis nepašildo sėdynės ir nepamatuoja spaudimo, ir nepralinksmina, ir nepakutena, ir muzika negroja. Tačiau tas 2 pagrindinės funkcijas jisai atlieka. Vienintelį, ką mes turim padaryti, tai statydami namą ir vedžiojant vandentiekio sistemą, nepamiršti, kad tokiam prietaisui reikia atvesti ir karštą, ir šaltą vandenį. Jeigu mes ranką dešinę nuleidžiam, ta ranka nenori pasiekia štai šitą nuostabią rankenėlę, kurią atsukus pradeda bėgti vanduo, vandens slėgis išstumia purkštuką ir tokiu būdu vanduo bėga iš apačios į viršų ten, kur mums reikia tuo momentu. Nuleidus kairę ranką, mes ranką paliečiam kitą rankenėlę, kurios pagalba intuityviai pareguliuojam vandens temperatūrą. Ventilis yra termostatinis, apsaugotas nuo per aukštų temperatūrų, čia jokių baimių nei peršalt, nei persikaitinti nėra. Šalia šitų visų funkcijų jau dabar belieka tik tai pagalvoti apie gryną orą. O gryną orą mes irgi galim pasiūlyti tualete, galim pasiūlyti, kaip tą išgauti praktiškai beveik neinvestavus nieko. Tai naudojant štai tokį sprendimą, kai labai elementariai yra papildomas atvamzdis pajungimui į vėdinimo sistemą. Arba jeigu nėra vėdinimo sistemos mechaninės, sakykime, mes galim šitą atvamzdį pajungti tiesiog prie natūralios traukos vėdinimo vamzdžio. Arba netgi atskirą vamzdį su ventiliatoriuku įsirengti, reiškia. Ir va tokiu atveju blogas kvapas nepasklinda iš jo susidarimo židinio, kuris yra unitazė. Nes šitas vamzdis tuo metu, kol mes sėdėm ir skrolinam telefoną, šitas vamzdis yra tuščias, laisvas orui ir oras yra vėdinamas, išmetamas į lauką. Kitaip tariant, išeinant iš tualeto, jeigu už durų pamatom sekantį, norintį užeiti, mums nereikia raudonuoti. Tai dabar mane atsivedėte dar prie tokios jau išorinės labai svarbios dalies - mygtukai. Ir ar tik tai dizainas yra svarbu apie juos? Ne tik tai. Šitą dalį labai dažnai žmonės palieka pačiai pabaigai. Sako, man dabar nereikia, man dabar reikia tik tai patinkinio modulio rėmą, nes ten santechnikai montuoja kanalizaciją, reikia greitai pastatyti tą rėmą, sumontuoti, o mygtuką aš išsirinksiu po to. Ir tas po to gali būti jau per vėlų. Mygtuką išsirinkti pageidautina pačioj pradžioj. Iš karto. Iš esmės jau prieš priimant sprendimus dėl sienų apdailos, kokia bus ta sienų apdaila, gal jau būtų ir gerai žinot, kokį mygtuką rinkti. Nes mygtukas yra jau tas dalykas, ką mes matom. Ir tai yra ir techninis produktas, kuris jūsų jėgą paspaudimo perduoda mechanizmą, reiškia mechanizmas suveikia, vanduo nubėga, arba ten sensorinis mygtukas, kuris ten jau jokios jėgos nėra, jums ten ranka tik tai mostelt, reiškia ir įvyksta stebuklas. Vanduo nubėga.
Bet dar plus prie to tai yra ir estetinis dizaino vonios kambario elementas pakankamai svarbus ir toks elementas, kurį jūs matysit kiekvieną dieną ir matysit ne vieną kartą per dieną. Prisipažinkite, tikriausiai ir jūs galvotumėte, kad toks dalykas kaip mygtukas yra jau paskutinis akcentas rengiant unitazą. Todėl visai gerai čia Regimantas užakcentavo. Šią akimirką kaip tik ir mąstau, kokį čia pasirinkus, kad tiktų prie mano medinių dailylenčių.